prašom paklausyt, ką mes norim pasakyt, ar dainelę. Labas rytas, norėtume jūsų paklausti, kokią žalą daro jums triukšmas. Jeigu trumpas triukšmas, tai nieko, bet ilgas, tai labai galvas skauda. Labas rytas, norėtume jūsų paklausti, kokia Tauragė, nors jūs esate ne vietinė, kokia Tauragė yra triukšmingiausia vieta? Kiek aš lankausi, kiek tenka laikytis, tai pastebėjau, kad turgus. Gal turgus šeštadienį? O kodėl? Nu, todėl, kad susirenka daug žmonių ir visi labai triukšmauja, ūžia. Triukšmingiausia. Čia būtų labai jau triukšminga. Na, aišku. O ar kiek jūs laiko dirbate turguje? 10 metų. O jums tai neturi jokios žalos įtakos kažkam, vat kartais kai eina žmonės, iš tikrųjų kitas iki būna ir labai garsu, ir ar jums neskauda galvos ar dar kažko? Kartais pavasarį, kai daug sudaržuojam, prieinu su tais, su sodinukais, visokiais, tai būna triukšminga. Kaip jūs manote, ar Tauragės turgus yra triukšminga vieta? Čia netriukšminga, kodėl? Čia ne centras yra. Triukšminga, iš kur jūs? Nu labai prašom, leiskit. Ne, yra čia dar kiti pakalba, kiti geriau, aš žinau. O kaip manote, kokia yra pasiekmė turguje dirbantiems žmonėms? Kokios pasiekmės sveikatos? Nu, pirmoji eilė tai darbas, o apie tai jie negalvoja. O turbūt kai atsiranda vieni, tai jiem turbūt labai visur tylu. Žmonės iš tikrųjų ateina, tai gal nelabai kreipia dėmesį, kas tenai jiems daro žalą ar nedaro. Jie ateina savo reikalais, bet taip kaip pagalvoji, gal ir daro. Labas rytas, ar mes galėtume jūs trumpai apklausti? Nenoriu, aš nieko eiti. Manote apie triukšmą? Taip, supratome jūsų atsakymą. Kaip jūs manote, ar Tauragės turgus yra triukšminga vieta? Ačiū už atsakymą.